Tai gerbiami kolegos, laba diena visiems. Šiltą vasaros vakarą. Iš tiesų galvojom, atostogos bus sunku čia jumis surinkti, o iš tiesų susirinko labai gausi auditorija. Tai mums yra labai džiugu. Aišku, mes suprantam tą situaciją, kuri dabar yra Europoje ir tikriausiai visi pastaruoju metu matėte Ispanijos pasienį. Ir, kaip sakoma, klausimų kyla įvairių visiems. Ir šiandien mes pabandysim padiskutuoti, ar Europa apskritai pati gali gintis. Ir ko reikia, kad jinai tai galėtų daryti. Ir žinote, pirmą kartą per Europos tokią ilgą istoriją, gal reikėtų sakyti antrą kartą, mes turim tokią ilgą laiką taiką, sąlyginę taiką, aišku, dabar prasidėjus 22 metų karui. Tai yra pirmą kartą įvyko po Vienos kongreso, 1815-16, po Waterloo, kada Napoleonas antrą kartą turėjo atsitraukti. Tai imperijos išgyveno iki 1914-15, beveik 100 metų. Ir dabar po 1945 turim antrą tokį tarpą, bet Europos rytiniam flange turim karą. Ir iškyla grėsmė tai Europos taikai, ar jinai išliks tokia. Kada mes žvelgiam į Jungtinės Amerikos valstijas, mes girdim iš įvairių šaltinių, nebūtinai ten respublikonai ir demokratai, kad Amerika irgi nori trauktis iš Europos. Amerika irgi galbūt nori fokusuotis iš kitur. Kaip sakoma, niekas ten tikriausiai irgi nenori pakartoti dar vieno Pearl Harboro. Čia aš turiu minėti apie okeanijos šalis. Tai šiandien mes apie tai diskutuosim karštai, aš galbūt daugiau velnio advokatas prieš Europos pajėgumus. Vincentas bus tas, kuris gins Europą. Dabar man tenka dar tokia pareiga nemaža. Aš esu Europos liaudės partijos IPP gynybos grupės vadovas. Ir mes čia tokį, kaip tik šito klausimo kontekste rėmose esam parengę tam tikrą idėjų, tokį rinkinį, ką Europa galėtų daryti. Pirmiausia, aš nesutinku su teiginiu, kad Amerika traukiasi. Bet aš nenoriu dabar likti prie teiginio, manau, mes dar grįšim prie to, nes bet kuriuo atveju tam tikros apraiškos atsitraukimo, bet nepasitraukimo yra, tą reikia fiksuoti. Ir dar koks galutinis tas atsitraukimo rezultatas bus, mes žinosim rudenį. Bet kuriuo atveju, bet kuri save gerbinti šalis turi apmastyti įvairius scenarijus, kas būtų ir prie blogiausios scenarijos. Planavimas būtent tuo remiasi. Ir realistinių, ir pesimistinių scenarijų, ir daug kitų tikimybių turinčiai scenarijai. Tai yra ne tik valstybės reikalas, bet ir ES kaip bendrijos reikalas, kurį, žinote, vis tiek savo prigimtimi yra ir dalinai vertybinė, ir dalinai yra ekonominė pirmiausia sąjunga, bet su tam tikra ambicija galbūt dalies valstybių ir dalies politinio elito kurti ir politinę sąjungą. Bet apie tai dar mes pašnekėsime. Tai dabar mūsų diskusijos tema skamba labai konkrečiai, ar Europa gali apsiginti pati. Ir aš pabandysiu atsakyti klausimą per tokį truputėlį, jeigu leisit, platesnį kontekstą. Tai pirmiausia, aišku, visi turim suprasti, kad ir tą puikiai žinom matyt, kad po šalto karo, kaip aš mėgstu sakyti, Europos valstybių kariuomenės išėjo atostogų. Šalto karo metais, tarkime, pavyzdžiui, vakarų Vokietijos biudžetas jau paskutiniai šalto karo metais buvo 3,5%. Vakarų Vokietijos gynybos biudžetas. 7-8 jau ėjo virš 4%, bet vis tiek visi suprato, kad rėmėsi pirmiausia saugumas vakarų Vokietijos, o Vokietijos kova ir buvo dėl Europos kova, rėmėsi amerikiečių buvimu Europoje. Ir aišku, brandolinių skėčių. Tai to mes grįšim, nes dabar irgi turim truputėlį aktualiją dėl to skėčio mes Lietuvoje ir taip toliau. Dabar, kai išnyko, dalinai mums neišnyko, bet vakarų Europos akyse išnyko Sovietų sąjunga, akivaizdu, kad tai europiečiai suprato kaip tam tikrą ne tik geopolitinį, bet ir kultūrinį pokytį. Tas labai ryškiai matėsi ir įvairiuose filosofinėse veikaluose ir tarptautinių santykių teorijose. Francis Fukuyama parašė tuo metu labai populiarią knygą apie istorijos pabaigą, sakydamas, kad viskas, šalto karo pabaiga, Sovietų sąjungos žlugimas reiškia kapitalizmo, demokratijos, liberalizmo pergalę.
ir visi tie ankstesni iššūkiai nebetenka prasmės, mums reikia galvoti apie kitus dalykus, apie ekonomiką, apie postmodernizmas ateina. Tai yra vertybių kaita ateina, kai jau žmonės rūpinasi ne tai, kaip gins savo šalį, ar ne, bet jie mato kitas problemas, ekologiją ir visi kiti dalykai. Tai yra, daug dalykų ir mes tame lūžyje ir dabar gyvenam, bet jisai veikia ir geopolitiką. Tai tas labai stipriai paveikia ir mąstyseną visų Europos šalių, ką mes turim daryti gynybai. Tai geriausiai vėlgi matosi ant suvienytos Vokietijos, kuri nuėjo vienu metu į 1,3, 1,2 bendro vidaus produkto gynybai, kas iš buvo dramatiškas kritimas. Reikėjo uždarinėti pajėgumus, reikėjo uždarinėti karinės bazės, visokius šaukimus naikinti visus ir taip toliau ir panašiai. Bet tai simptomiška, nes išėjo visos šalis atostogų. Vienos mažiau, kitos labiau. Britai kažkodėl, tai kurie visą laiką buvo laikomi Churchillio ar ne, ir dar anksčiau istoriškai kaip galinga jūrinė šalis, išėjo atostogų. Prancūzai gal šiek tiek mažiau išėjo atostogų. Aš kaip pavyzdį pasakysiu, minas gamino šalto karo metais daug Europos šalių. Minas. Po šalto karo tik tai Suomijai, kadangi jie mažai kalbėjo, daugiau darė, jie vis laik ruošėsi gynybai nuo Mannerheimo laikų. Tai va, Forset kompanija, tai dabar, kai mes norime nusipirkti minų, ar ne, kadangi patys dar nesugebam pasigaminti, tai mes stojame į eilę Suomijos kompanijai. Ir tada eilė 5 metam, 6 metam, kad jūs suvoktumėte. Bet čia irgi simptomas, va, išėjimo atostogų, nes su kariuomenėm išėjo atostogų ir gynybos pramonė. Tai kitaip tariant, mes šiandien vis dar jaučiam nepakankamo to pokyčio padarinius. Dabar yra pabudimas, jau finansavimas grįžta į rimtesnį lygį, bet kita vertus mes dar jaučiam didžiulius padarinius viso to nepakankamo finansavimo. Bet šalia nepamirškim, kai mes kalbam apie pajėgumą ir gebėjimą gintis, įvykęs ir kultūrinis pokytis. Tai yra strateginis, tapatybinis pokytis. Europiečiai jau pradėjo priprasti prie minties, kad karo nebebus. Ir su tuo atėjo daug visokių ir pozityvių, ir nelabai pozityvių dalykų, kai karas galbūt beldžiasi netoli tavęs į tavo duris. Kai tu vėl turi atgaivinti, ką tai reiškia? Tai kažkaip išėjimas atostogų. Tai reiškia, tu šauktinius naikini. Nebesupranti, kas yra karinis rezervas. Palieki kariuomenės tik profesionalų kariniam lygmenį. Jas sumažini iki minimalaus skaičiaus. Pradedi orientuoti savo kariuomenės į ekspedicinės pajėgas, taikos palaikymui ir nebe į teritorinę gynybą. Ir vis daug iš to išplaukiančių pasiekmių. Tai man labai svarbu, kad pajaustume ne tik tą technologinį finansavimo pajėgumų trūkumą, bet pajaustume ir tapatybinį pokytį, kuris neišvengiamai daro įtaką ir sprendimų priėmėjams, kurie už juos balsuoja, jie tada daro sprendimus tam tikrus dėl gynybos finansavimo mažesnio ir taip toliau ir panašiai. Turim kaimyną rytuose, kuris pradėjo savo veiksmais būdinti šiek tiek Europą. Pradžioj buvo daugiau imitacija pabudimo, tai 14 metai daugiau imitacija, mes jau pabūdam šiek tiek. Pradėjom irgi buvom užmygę, ne? Galvojom, NATO esam, ramu, visas dešimtmetis buvo irgi pastatytas šią prielaidą. Po to pradėjom truputėlį tą finansavimą didinti, atkūrėm vėl šauktinius, ne visuotinį, bet bent jau šaukimą tam tikrą. O jūs žinot, kaip ką nors panaikini, atkurti yra labai sudėtinga. Švedai tą irgi padarė, tai gailisi iki šiol, 10 metų dabar pasivyti suomius jiems labai sunku, nes tai yra tikrai didelė ta praraja. Galų gale jau po 22 metų tai jau visi suprato, kad gali kažkas čia ateiti, reikia pradėti galvoti apie gynybą. Ir tada visą tai tas mąstymas jis pradėjo atspindėti ir NATO pajėgumuose, ir gynybos planavime. Ir amerikiečiai, net nuo Obamos laikų, po to prie Trumpo pirmojo įsibėgėjo, Bidenas tą tęsė, nuo Trumpas antrasis, aišku, tik tai tą daro labai grubioju būdu. Europai pasakė labai paprastą dalyką. Mūsų rūpestis ne tik Europą, nes amerikiečiai Rusiją vertina kaip mažėjančią galią. Bet didžioji problema jiems, aišku, yra Kinija. Ir jie sako, žiūrėkit, mes negalim persitempti, mes negalim kovoti dviejų karų vienu metu. Jūs, europiečiai, turite viską padaryti, kad NATO gynybos planuose mes užsiremtume tos planus Europoje jūsų pajėgumais, konvenciniais pajėgumais. Tai mes, kai kalbame apie brigadas, divizijas, čia turi būti europiečiai. O amerikiečiai yra užnugaris. Kažkiek konvencinių pajėgumų, kurie yra Europoje, bet svarbiausia užnugaris kritiniais pajėgumais, kurių Europa tiesiog negali turėti artimiausių metų. Ir štai čia mes, atsakant į klausimą, kada Europa galės gintis savarankiškai, tai atsakymas slypi tame, kada mes užpildysim tos kritinius įgalintojus, kurių dabar Europa neturi. Kylio institutas yra išdėstęs 10 pajėgumų, čia prieš 3 mėnesius parašė studiją, kur Europa dar negali jokių būdų varžyti su Amerikos pajėgumais.
Tai pirmiausia, žvalgyba. Žvalgybiniai pajėgumai šiai minutiai nepalyginami. Vokiečiai tą supratęs didžiulius pinigus meta, tai jie dabar investuoja į kosmosą, į satelitus ir taip toliau. Reakcija į Ukrainos karo pradžią, jūs pamenat, mes gavom žinių iš amerikiečių ir britų. Vokiečiai nedramatizavo situacijos. Jie neturėjo tos visos informacijos, ką turėjo amerikiečiai ir britai. Tai vat, rodo irgi, per pavyzdį rodo tą didžiulę takoskyrą tarp to, ką mes galime matyti. Tai va, į šitą pajėgumą reikia mesti didžiulius lėšas, kad galima būtų matyti. Čia per 5 metus gali pasistiepti nemažai. Tikrai. Šitoje vietoje taip, nes mes vis tiek Europą turinti pajėgumų, technologinį išsivystymą tam tikrą, vokiečių inžinierių tauta, nu ir visą kitą ir taip toliau. Toliau. Jeigu tu nepasieki ilgų rankų neturi ir tu negali smogti priešininkui giliai į gilį, ką ukrainiečiai dabar daro savo technologijom, tada tu irgi negali turėti to kritinio pajėgumo. Amerikiečiai jį turi, Europa dėja tokio pajėgumo neturi. Ir čia yra dar viena labai didelė silpnybė Europos. Antibalistinė oro gynybos sistema. Jūs matote, kas vyksta Ukrainoje. Ukrainiečiai 95% šachedų nuima, susitvarko su sparduotusiam raketom, daugiau mažiau, bet nieko negali padaryti, jeigu Patriot tušti vamzdžiai su balistiniam raketom. Nes jų trajektorija yra tokia ir taip toliau. Dabar kūrė, bando ir taip toliau. Tai va, antibalistinių oro gynybos sistemų pajėgumas yra dar vienas kritinis pajėgumas, kur Europoje yra visiškai priklausoma nuo Amerikos, mažiausiai išplėtotas pajėgumas. Vat Lukševičiaus 2 rankų pirštų yra beveik tiek, kiek oro gynybos sistemų balistinių, antibalistinių yra Europoje. Ir jos irgi didėja tik dėl amerikiečių gamybos galimai, nes Patriot yra amerikietiška sistema, turi prancūzai, italai SAMPT, netokias gerai sofistikuota, čia kad suprasti tempus. Vyksta manufaktūra, o ne gamyba masinė, kaip mes galėtume įsivaizduoti. Tai kol mes čia tik tai 3 pajėgumus įvardėjau, o jų yra dar daugiau, logistika kai kuriais atvejais, bombonešiai, kiti dalykai. Kol mes šitų neišsisprendžiam, tol mes, visavertės gynybos. Tai gintis galėtume bandyti, faktas. Ir reikėtų modeliuoti net prie to, ką tu turi, bet visavertės gynybos mes neturėtume. Kalbant netgi apie Europą. O kai kurį pajėgumą iš tų mes galim tik per 10 pasiekti, kai kurios galim per 15 metų pasiekti ir taip toliau. Šalia to mums reikia grįžti prie tos strateginės kultūros klausimo. Ar jau pagaliau vokietis yra pasiryžęs kautis? Taip. Vokietis yra pasiryžęs kautis už Europą ir už Vokietiją ir už NATO rytinį flangą. Kitaip tariant, turi vykti tas mentalinis momentas, lūžis. Tai ką tai reiškia, ne šiaip psichologinis momentas. Čia reikia atkurti šauktinius. Tai matė, kaip Vokietijai bando atkūrinėti, bet tik savanoriškumo principų, nes ten, polikt korektiškai, iš lėto, žodžiu, taip toliau. Ar turi karinį rezervą? O čia yra su ta masė, kuri yra rytuose, nepaisant, kad galbūt technologiškai ten kažkur silpnesnė, ar ne? Bet jinai yra masė, ne? Ir tu turi turėti pasirengęs su tokiai masė, bent prieš pastatyti ne tik technologinį pranašumą, bet ir parengtą personalą, kuris niekada masiškumų nepriliks, bet tu turi turėti tautą, kuri nori ginti, gerai, turi valią ginti savo šalį. Ir štai čia mes turim pasakyti labai paprastą dalyką, tos kritinės infrastruktūros pajėgumus reikia tiesiog užsipildyti, norint technologiškai ginti ir auginti tą strateginę kultūrą. Ir pabaigai, kadangi mes Europoje ten mastom, ką čia galima būtų padaryti, tai aišku visi supranta, bet tų kritinių pajėgumų atkūrimo, sukūrimo nieko nebus. Tai čia yra aišku pinigai, Aleksandras papasakos, kokius skirtumai pinigų vaikšto Amerikoje, Europoje. Kitas dalykas yra gynybos pramonės frakcionalizacija. Aš jums pavyzdį pasakysiu, kad jūs suprastumėt, kur mes vis dar esame. Vat mes turim 1 batalioną Panzerhaubicų, vokiškų Panzerhaubicų. Pirktų dar 16, 15, dabar 17, jo, kai pradėjome jau atkūrinėti. Ir mes dabar perkam Cezarius. Atvažiuoja, vėlgi, 5 metus važiuoja, noriu pasakyti, dar 1 batalionas, dar vieną pirksim Cezarių 3 batalionui mūsų. Reiškia, tai brigadą. Dabar einam toliau. Ir statom Rheinmetall gamyklą, tai Baisogalai. Kai mes deram su vokiečiais, mums klausimas, tai jūsų tas svidinys, kurį jūs pagaminti, surinksit. Jis tiks ir Panzerhaubicom, ir Cezariam. Nes kalibras tas pats. Tai aišku, 1,55. Ne, sako. Tik Panzerhaubicom. Tai palaukite, kas čia dabar daro? Kaip tai? Rusai 1,52, jie naudoja kišai bet kurį. Ką nori, jie ir eina. O čia yra kažkokie sertifikatai, kažkokios ten, reiškia, išmaniosios technologijos. Tai gerai, kad mes išsiderėjom, ilgai besiderėdami, kad prisišaudytų ir tiktų ir tam. Bet kas yra įvykę? Įmonės gamina tik tam tikros rūšies kitoj ginkluotėj, reiškia, pačią amuniciją.
Ir tai yra, gerai, kad dabar Rheinmetallis dominuot pradeda Europoje, tai per dominavimą jie universalizuos savo standartą. Bet iš principo, tai vat, kur mes buvom nuėję. Ir tai dar ne pabaiga. Tai va šitoj vietoj mes vat, pavyzdys, kad frakcionalizacijos pramonės irgi reikia mažinti. Tai čia yra pirmiausia, ką gali Europa per pinigus, jeigu jinai skirs normalius pinigus, padaryti. Tada be jokios abejonės reikia sudarinumo su NATO, jeigu Europa kažkokį pajėgumą kūrė ir taip toliau, kad nedubliuot NATO, nes čia pavojingiausias dalykas ir Rusijos svajonė, kad skiltų NATO per europinę prizmę. Na ir tokia drąsi idėja, kurią mes iškėlėm. Ir Andrius Kubilius ją populiarina, jin turi ir stiprybių ir silpnybių, tai yra greitojo reagavimo pajėgų kūrimas europietiškų. Nusibrėžim, kad apie 100 000 ir Europa turi turėti savo pajėgų, kurį galėtų greit persikelti, jeigu reikėtų į krizės situaciją. Bet čia yra dilemos. Ir mūsų idėja 50 000 europietiškų, 50 000 po karo ukrainietiškų, kurios yra finansuojamos, ekipuojamos, apginkluojamos už Europos pinigus. Toks visai normalus planas. Tai dabar ką darom, kaip gauti 50 000 Europos pajėgų? Tai dabar išimsim iš NATO planų, tai reiškia dubliavimas, tu silpini NATO. Tu turi turėti papildomų kažkokių europietiškų pajėgumų, kurie nėra priskirti NATO pajėgumams, kad galėtum tą pajėgumą europietišką sukurti. Ir čia iškart dilema. O tokio pajėgumo kol kas Europa neturi, Europos šalis nepakankam. Su ukrainiečiais įdomu, ar ne? 50 000, visa kita, bet aišku, karas vyksta, kada tai bus yra sudėtinga, plius ukrainiečiai dabar jau rodo raumenis. Ir jeigu anksčiau važiavo 22-23 daugiau, tai klausim, padėkit mums, nes mes ginam jūsų sieną, dabar sako, jūs mums šitą, o mes jums technologijas. Nes technologijos, kurios išvystė ukrainiečiai per porą metų, kai kuriuose gynybos segmentuose, yra neįveikiamos kol kas nei europiečiam, nei amerikiečiam. Ir jie natūralu šitoje vietoje jau pradeda rodyti savo jėgą. Ir teisingai dar sukūrė tam tikrą pajėgumą, kuris yra be galo derybiškai svarbus. Ir dabar jau tai niekas nebežiūri taip pat jau iš pačios į Europą. Jau dabar žiūri, mes jums čia taip, mes dar plius dar saugom jūs, bet ant savęs tą blogį laikom visą kiekvieną dieną, ar ne? O mes dar ir technologijų turim, bet dėl to, pavyzdžiui, kad jie saugojas ir jie, pavyzdžiui, nors vieną įmonę turim Lietuvoje bendrą su ukrainiečiais technologijų, nei vienos nėra. Ir niekur beveik Europoje nėra. Dėl to, kad jie kol kas jomis nesidalina. Ir dar naujas kūrė. O čia yra, jau valstybė eina į kitą lygį, jau regioninė galia, jau turi savo svertus. Bet kuriuo atveju idėja apie Europos gynybos sąjungą su ukrainiečiais, kurie žino kaip kariauti, tai yra matę. Bet gerai pasakysiu tik tiek, kad tikrai ukrainiečiai dabar savo pajėgumais, turbūt yra šiandien stipriausia Europoje esanti kariuomenė. Viskas, čia faktas. Bet prieš užduodant tuos normalesnius klausimus, pasakysiu šitaip, kad šiandieną aš sėdžiu tarp trijų, tikrai, jūs Kaune tikrai turit pažymą čia. Bet pasakysiu šitaip, aš šiandien atstovauju iš esmės jaunimą, kuris už 10 metų, neduok Dieve, turės eit ginti tėvynę. Mes būsime tie, kurie mokėsime mokesčius, iš kurių mes statysime šitą saugę, stiprią Europą ir atsparius vakarus. Tad prieš judant link tų finansinių klausimų, nes tikrai jų yra, nes visa tai, ką Laurynas tik pasakė, yra iš esmės taip, kaip turėtų būti, bet iš kur mes paimsime tuos pinigus. Ir aš žinau, kad gerbiamas premjeras Aleksandras Abišala labai daug žino ir supranta apie tai ir galbūt kartais ir nuvils, bet kartais ir duos optimizmo, kaip mes galime iš tiesų finansuoti visą šitą mūsų projektą. Tai kaip jūs matėte? Sveiki, smagu tiek matyti vieną kolegą už tai, kad esu laisvas žmogus ir galiu šnekėti, ką noriu. Skaičiukai man patinka, nes esu fizikas. Prieš beveik 2 metus, toks Mario Draghi, kuris buvo ministras pirmininkas Italijoje, Europos centrinio banko pirmininkas, parašyti iš esmės strategiją Europai. Kaip Europai, kuri aiškiai atsilieka nuo Jungtinių valstybių ekonomiškai ir jau nuo Kinijos taip pat, ką reikia daryti, kad pasivytų. Tai tas raportas, tų raportų Europai prirašyta daugybė, yra vienintelis, kurio metinės paskui po metų Europos komisija oficialiai šventė. Kurią antroji Uršulė komisija paskirta lapkričio mėnesį, raportas paskelbtas spalio mėnesį. 24 metais praktiškai žodis į žodį perkelė į savo veiksmų planą. Reiškia, iš esmės va ta Draghi strategija turėtų būti
įgyvendinti. Draghi siūlo tris kryptis. Viena yra inovacijos, antra yra pramonės atgaivinimas, ten gudriai susietas su žaliuoju kursu, bet ta prasme, kad pirma pramonė, paskui žaliusis kursas. Ir trečia dalis yra mūsų komisaro ir kolegos konservatoriaus Kubiliaus gynyba ir kosmosas. Atkreipkite dėmesį, nauja pareigybė. Ir kaip tik ta trečia dalis visa ten ir sudėta - gynyba ir kosmosas. Gynyba turint galvoj pirmiausia materialią gamybą, gynybos įrankių. O kosmosas irgi toks pusiau civilis. Nes kol kas, kiek Europa dalyvauja kosmose, dalyvauja neblogai, yra Kopernikus pozicionavimo sistema, yra Galileo, Kopernikus ryšių sistema, galima ant to statyti. Tai va, ir yra dvi horizontalios kryptis pas Draghi plane, tai yra geros valdymas ir gynyba. Tačiau tam plane yra vienintelė idėja viską persmelkianti ir aš cituoju Draghi, taigi integracija yra mūsų vienintelė viltis. Integracija. Draghi tyčia nemato dramblio kambarį, o tas dramblys vadinasi Jungtinės Europos valstijos. Reikalas tas, kad iš daugybės turbūt apie 36 ar 40 veiksmų siūlo, įskaitant pilną bankų sąjungą ir visokius kitokius dalykus, prekybos barjerų viduje Europos Sąjungos sumažinimo ir taip toliau. Tai yra integraciniai dalykai, kurių atskirai vieno paimto nelabai gali padaryti. Reiškia, neabejotinai siūloma, o paskui jau per interviu sakė, siūloma Europos federalizacija. Norim mes to ar nenorim, ir kiek link to bus judama, bet bus, aš varžygių visus žyžiu ir auginu kartais pasidarykim, nors mes vidinė diskusija, kokia Lietuvos pozicija dėl integracijos. Gerai, nešnekėkime apie Jungtinės Europos valstijas, bet šnekėkime apie atskiras kryptis, žinodami, kad tas dramblys už nugaros laukia. Bet kol kas dar nepradėjome. Europos Sąjungos ateities atžvilgiu Lietuvos politikos kol kas neturi, bent jau supratau. Tai va, bet kad ir didelis fanas būdamas tų pasiūlymų, aš netikiu, kad šita kryptis galės eiti iki federalizacijos. Per, sakyčiau, kokius 120 artimiausių. Mes visi galima daryti tas atskiras iniciatyvas, tam tikrą integraciją, tam biurokratijos mažinimą, ten pilną bankų sąjungą ar kažko tokio, bet visi mes žinom, ko trūksta Europos Sąjungai iki federalinės valstybės. Daug dalykų, nekalbant apie kariuomenę, kurios neturim, Europos Sąjunga neturi savo pinigų. Jei kas mano, kad euras yra Europos Sąjungos pinigus, tai ne, čia tai eurozonos pinigus. Tai vat apie pinigų šnekant ir yra pati didžiausia kliūtis. Todėl aš jūs truputį skaičiais parodysiu. Draghi planų įgyvendinti reikia 800 milijardų eurų kasmet. Čia virš visų biudžeto, iš kurių mes gyvenam nuolat, pensijas mokam arba ūkininkam paramas. Vien tik tai reformų reikia 800 milijardų eurų kasmet. Tai yra lyg ir netiek daug, 4,4–4,5% viso Europos Sąjungos BVP. Arba apie 11% visų Europos Sąjungos narių biudžeto sudėjus. Čia jau daugiau. Ar Vokietija norėtų atiduoti 11% savo biudžeto Europos komisijos valdymui? Jau tą ir pasakė, nes dabar komisija, kuri turi 143 milijardų biudžetą šiemet, nori jį padidinti naujoje finansinėje perspektyvoje dvigubai. Vokietija iškart pasako, nai. Tai vat iš tų 800 milijardų ne visų reikia, kad turėtų Europos komisija savo rankose, bet reikia apie trečdalį.
dabartinio biudžeto 143 milijardais reikia pridėti dar 270 dvigubai tiek. Tai jau vien iš to labai aišku, kad tikrai labai negreitai federalizacija gali ateiti, nes jai reikia viso to paketo, nes kitaip bus gydoma žolelė, kur reikia jau rimtos operacijos. Palyginimui galima pasakyti, kad tas federalinis, mūsų ES federalinis arba Europos komisijos biudžetas sudaro 2% visų biudžeto narių sumos. 2. Kiek jūs galvojat, kiek Jungtinių valstybių federalinis biudžetas? Ką Vašingtonas, Trumpas valdo? Nu, ne Trumpas, kongresas, bet vis tiek. 64%. Tai yra 64% visų valstijose išleidžiamų pinigų eina per centrą, kitaip sakant, jie gali finansuoti didžiulius projektus, nelabai klausdami Vokietijos, arba Suomijos, arba Lietuvos, ar mes norim ten leisti pinigus ar ne. Ir to yra tos pasekmes, kurias turim technologijose. Dirbtinio intelekto kietųjų pajėgumų, skaičiavimo centrų, ryšio linijų, ES turi 2% pasaulio rinkos. 2%. Iš dirbtinio intelektą vystančių kompanijų 10 didžiausių, 5 yra Amerikos, 4 JAV, 1 Indijos. ES kompanijos tam kažkur žemiau plintuso, kad taip visą. Ir kiti dalykai. Dar vienas iš Draghi raporto pavyzdys. Jungtinės Amerikos valstybės kasmet išleidžia apie 130 milijardų eurais valstybių vien tik tai gynybinėms inovacijoms finansuoti. Europos Sąjunga iš viso, ne per komisiją, iš viso išleidžia 10,3 milijardų. 12 kartų mažiau. Taip sakant, net jeigu mes dabar ir pasiektume tą patį finansavimą inovacijų, kaip amerikonai, mes dar kokie 50 metų niekaip nepasivytume. Ką tai reiškia? 2 išvados. Pirma, Jungtinių valstijų aukštosiuose gynybos technologijose nepasivys. Čia apie žvalgybą, apie valdymą, apie įvairius tokius dalykus, kurie daugiau negu patrankos, 155 mm kalibro patrankų Lietuvoje, Europos Sąjunga yra 16 skirtingų modelių, kur svetiniai kaip taisyklė viens kitai netinka nieko kitokių modelių. Kiek Europos Sąjunga, įskaitant kartu su Jungtinė karalystė ir su Norvegija, gamina modelių naikintuvų, amerikonai. Bet kaip ten bebūtų, mes negalim stovėti vietoj, ką daryti. Pinigų tikrai Europos Sąjunga turi. Taigi turėdama gerokai mažesnį biudžetą bendrą ir mažesnį biudžetą negu amerikonai, bet turėdama trečdalių daugiau gyventojų, galėtų tikrai tuos pinigus surinkti, bet tu nesurinksi išmanančių žmonių tiek, kad galėtų pradėti nuo nulio ir pradėti generuoti tas inovacijas reikalingas. Reiškia, mums lieka iš esmės konvencinė ginkluotė, kartu su ukrainiečių galbūt pagalba ir pačios naujausios kartos, bet vis tiek konvencija. Tai nėra elektroninė kova, tai nėra žvalgyba. Tai yra tie dalykai, kurie fizinį efektą daro. Tikrai galėtume suvienodinti 16 haubicų modelių į vieną ar du, tikrai galėtume suvienodinti tų pačių naikintuvų modelius, bent jau padaryti, kad jie būtų taikomi. Ypač būtų galima suderinti dronų gamybą, nes praktiškai nuo nulio šitą darom ir turim pajėgų. Bet vėl klausimas, ar tai mes negalim tikėtis,
kad Europos Sąjungos norės turėti bendrą gynybos politiką. Airiai, Austrai, išvis ne prie ko ne NATO nariai. Ką daryti su Ispanija, ką daryti su Slovakija, ką daryti su Vengrija. Kitaip sakant, aš noriu pasakyti, kad nei pinigų surinkti tiek, kiek reikėtų per Europos komisiją, nei valios surinkti per Europos komisiją ir koordinuoto veikimo yra neįmanoma. Tada lieka vienintelė išeitis, kaip Draghi sakė, integracija, bet integracija norinčių ir galinčių koalicijos. Jau vien dėl to, kad šiaip pramonė, jūs puikiai žinot, standartai atsiranda ne dėl to, kad kažkas galvoja ar nupaišo piešinumą, kaip USB jungtis atsiranda, turėtų būti. O dėl to, kad atsiranda lyderiaujanti rinkoje kompanija ir tiesiog jį nustelbia visus kitus standartus ir pasidaro viena standartinė USB jungtis. Arba bet kokia kita standartinė. Kaip sakant, galima pradėti nuo mažesnio rato, nuo Nordhauso klubo. Nordhauso klubo pagrindinė savybė yra tai, kad kai jis jau sustiprėja, tada atsiranda daugelis norinčių į jį įstoti, kuris užsiimtų Europos gynybą. Ir čia tada nevaržo mūsų Europos Sąjunga, nes dar atsiranda Jungtinė karalystė, kuri labai reikalinga, galbūt Norvegija, galbūt Kanada. Ir tam pačiam tyrime dar vienas skaičiukas. Ten suskaičiavę žmonės, kad norint susitvarkyti pačias kritiškiausias skylės, o tai 10 sričių, reikia 50 milijardų eurų kasmet. Tai tikrai nėra dideli pinigai. Ir tą galima sutelkti. Tai klausimas tik iš ko ta norinčių koalicija gali būti sudaryta. Čia jau pasirinkimas, bet akivaizdu, kad skandinavai, Baltijos valstybės, Lenkija, Jungtinė karalystė, Vokietija labai imasi lyderiauti pastaruoju metu. Gal dar kas nors. Dėkui labai. Ir tada, Žygimantai, dabar jau galima atvirai kalbėti apie perspektyvas po Aleksandro įžvalgų ir skaičių. Tai žvilgsnis tiesiai šviesiai žiūrim į Lenkiją. Ir Lenkai, išeidami į savo istorinių patirčių, 39 metų rugsėjo 1, Lenkija užpuolama, jos sąjungininkai paskelbė karą Vokietijoje po 2 parų. Kariuomenė stovi vietoj, prancūzų kariuomenė vietoje, Britų ekspedicinis korpusas dar tik tai planuoja keltis į Prancūziją, į Belgiją. Jau vokiečiai, kad išjudinti situaciją, Skapo įlankoje nuskandina kelis Britų laivus. 44 metų situacija, ta pati Lenkija. Rakasovskis stovi Pragos kitam krante, pats būdamas Lenkas, o jo sesuo yra Pragoje. Įvyksta Varšuvos sukilimas. Ką padaro sąjungininkai? Numeta keletą, reiškiasi, konteinerių su parama, tuo metu, kaip Lenkijos ekspedicinis korpusas lieja kraują prie Monte Cassino. Ar Lenkai gali pasitikėti po to? Ar jie turi moralinę teisę pasitikėti po to? Ir čia eina kalba apie tai, kai mes kalbėjome apie būtent mentaliteto lūžius ir taip toliau. Vis tiek tai yra sausumos koridorius realus. Aš kalbu apie Lenkiją, ne? Galų galia vokiečių dabar buvimas šičia, ne? Pats kaip žiūri... Viską į Ameriką. Nes, žinok, Pauliau, daug kas keičiasi, bet šitų klausimų be Amerikos karo laimėti nepavyks. Kijeve man ne vieną kartą tvirtino, mes tam paprastai su Britais Kijeve susitikom kažkodėl. 10 metų, mažiausiai 10 metų nesugebėsime apsiginti patys. Nes pažiūrėkite, net ir dabar, kai Rusija puola Ukrainą, realiai jinai puola kartu su Kinija, kartu su visą tą blogio šimts. Jeigu Kinija norėtų šiandien būtų išjungtas karo mygtukas, tai reiškia, palaukit, jeigu puls mus, tai ką, puls vieni, čia prieš NATO puls, tikrai puls su visa savo sąjunga. Tai reiškia, jeigu tu nori atlaikyti karą, vat kaip ir kažkada Čerčilis, gali kaip Jungtinė karalystė kažkiek laikytis,
bet realiai negali sustabdyti priešo, to labiau nugalėti. Reiškia, mums reikės Amerikos. Ir mano kur pagrindinė tezė, aš sakyčiau, va šitoj diskusijoje, problema yra viena. Nors Amerikoje yra trečdalis, galima sakyti, mūsų tautos nuo 18 amžiaus, bet supraskite, tada, kada mes pradėjome migruoti, kada mūsų didžiąją čia tą valstybę sugriovė, kartu su Lenkais, na, mes buvom didžiulė dalis Amerikos, tų 13 valstijų Amerikos, kuri buvo ten tik 3 milijonai žmonių tuo metu buvo. Ir tuo metu ten mūsų koščiuškos su visais tais kalnakasiais, Pensilvanijoje, Lenkai, Lietuviai, mūsų buvo daug. Dabar Amerikoje yra 350 milijonų ir tai yra viena iš didžiausiai augančių ir dėl imigracijos valstybių. Mūsų dalis tų senųjų emigrantų mažėja. Mūsų emigracija iš esmės sustojo. Tie mohikanai, kurie mus jungia su Amerika, traukėsi. Šiais metais pasitrauks paskutinis senatorius Durbinas, kuris dar ant savo stalo turėjo katalikišką lietuvišką Bibliją. Prezidentas Adamkus Bušui mūsų priėmimo į NATO skambinėdavo maždaug kas mėnesį. Su Obama jie bendraudavo kaip, dar vienas prezidentas iš Čikagos, ne veltui tie straipsniai ateina. Amerika savo ruoštų traukėsi ne tai, kad traukėsi į kitus regionus, bet jie klausė vėl tokio matematinio, kubiliško, aleksandriško klausimo. Klausykit, mes esam 350 milijonų, jūs ten kiek? 450 girdėjau. Jūs nesustabdot rusų 100 milijonų, o mums dar čia reikia milijardą kiniečių atlaikyti. Kaip čia skaičiai nesusiję? O dabar reikia prie lietuviškų skaičių. Lietuva. Kaip Lietuva investuoja į Ameriką? Paimkite, pavyzdžiui, diplomatinės atstovybės Europoje ir Amerikoje. Mes Amerikoje turime 1 ambasadą, 3 konsulatus. Na, galima sakyti, 3 valstybėse turim kažkokią kojelę. Vien Briuselį mes turime iki 200 žmonių. Per pirmininkavimą padidėję skaičiai. Mes turim faktiškai kiekvienoje ES valstybėje po ambasadą. Ką aš jums noriu pasakyti? Mes į Europą, kuri yra, na gerai, 450 milijonų, gaudami milžiniškas ES lėšas, biudžetas yra beveik ES, dalis ES pinigų, mes patys labai daug investuojam. Bet į Ameriką mes investuojam kokį 1/10 savo galios. Amerika žiūri vis į kitus regionus, žiūri į Kiniją, žiūri į Pietų Ameriką, žiūri į Arktį, kur tirpsta ledai ir kur jau kiniečiai ir rusai su savo povandeniniais laivais pritip. O mes į Ameriką investuojame labai mažai. Faktiškai Amerika laikosi ant plauko 2,5 ministerijų. Užsienio reikalų, krašto apsaugos ministerija, na, galima sakyti, ekonomikos. Įvairiais pjūviais investuoja nemažai, nes pas mus Amerikos verslo yra gan nedaug. Bet mano klausimas buvo toks, pavyzdžiui, perinant į Aleksandro mylimas temas. Švietimas, dirbtinis intelektas. Švietimo ministerija niekada gyvenime neturėjo savo tašiuko Amerikoje. Nors Amerikoje yra tikrai geriausi, aukščiausi mokslo centrai, kur gimė tokie žmonės kaip Adamkus, kur gimė kiti žmonės, bet mes ten investuojam. Na gerai, imkime kitą sritį – energetiką. Kažkada Grybauskaitė išmanevravo, Obama prisitraukė su suskystintųjų dujų terminalu. Iš tikrųjų mes pakeitėm rusiškas dujas, mes perkam dujas iš Luizianos. Ir dabar yra svajonė branduolinius reaktorius daryti. Tai aš noriu pasakyti, kad jeigu mes kaip lietuvėlė, trečdalis New Yorko, norim prie to giganto, kuris gali vienintelis išgelbėti mūsų gyvybės, nors kažkaip išlaikyti ryšį, na nepykite. Kiekviena ministerija turi turėti po mažą programą ir mažą vieną žmogeliuką Vašingtone, kuris po trupučiuką tos klondaikus atrastų. Ir mums nereikia daug. Tokiai teritorijai, tokiai valstybei nereikia daug. Jeigu užtektų 1, 2, 3 gerų projektų, kad atsidarytų akis ir Vašingtone. Kitas dalykas, į ką Laurynas atkreipė dėmesį su estų opozicijos lyderiu, šiaip mes vis tiek esame tik 3 milijonai, nu jau 2,5. Bet mes Vašingtone, žinokit, nepykit, bet visi konkuruojam su visais. Briuselis, mūsų Jovita yra ten ES atstovybė, bet mes neveikiam kaip Baltijos šalis kartu. Mes nesteigiam kažkokio vieno think tanko, vieno centro, mes nedirbam su žurnalistais vieningai, mes nedarom bendrų išpirkimų Vašingtone, tai yra kvaila. Nes kiekvienas stovi to eilutį prie tų patriotų, tai atsistokite 3, kaina sumažės. Atsistosite pirmieji eiliai, tai čia vienas trikampiukas, o kur Liublino trikampis? Lenkai atsidarinėja kojas kairė ir dešinė, jų ten pilna, jos gerbė visi, jie yra 15 milijonų rinkėjų.
ties juos meldžiasi, tai kodėl mes su jais nedirbame? Lietuviai, lenkai ir ukrainiečiai, padėdami, kaip tik atsakė, jau pradedant atsakyti tavo klausimą. Arba, na gerai, va čia prieinam prie Aleksandro ir jūsų idėjų. Aš irgi manau, kad iš esmės ateitis yra tie gynybiniai šengenai. Nu tokie, nes ne visi jungsis į tas gynybinės sąjungas, bet visur ten privalės būti Amerika. Visur turi būti Amerika, visur turi būti turbūt Šiaurės Baltijos šalis, visur turi būti dabar Ukraina, nes jos va tokia yra galybė. Tai gerai, tada susėskime visos šitos šalis, užsidarykime vieną gerą pirtelę, eikime tą pirtelę kartu su Laurinu ir sukurkim planą. Nu čia jau kažkas, jau žinai, pastebi, nes mus myli labiausiai, mes labiausiai amerikiečius panašus ir savo mąstyseną, ir savo darboholizmu, ir savo, juodų, baltų, atskiriam priešą nuo nepriešo. Bet tada reikia mąstyti sistemiškai. Na, paskutinės, ir čia aš jau baigiu, kas mane baisiai nervina dėl to, kaip vieną dieną, ką nors vis nektesnio pasakau, apie ministrą Budrį. Pavyzdžiui, kongrese mes turime didžiausių draugų rūšį, jeigu net administracija kokia mūsų nemyli, kongrese dauguma žmonių myli. Bet dėl ko? Dėl to, kad ten politikai būrėsi gentimis dėl tam tikro reiškinio. Jos labiausiai visus nervina komunistinė Kinija. Nes jie supranta, Amerika, vienintelis esminis priešas, kuris gali parklupdyti didžiąją Ameriką, yra komunistinė Rusija. Komunistinė Kinija. Rusija yra, tai reiškia, kongresai yra maždaug iki 250 asmenų iš 400, kurie įsijungia į Taivano grupę. Dabar jeigu šitie kvaili lietuviai peršaka nuo Taivano komunistinės Kinijos, aš prarandu beveik 250 galingiausių draugų, kuriuos aš turiu. Aš negaliu jų prarasti. Taivano atstovybė Amerikoje turi 20 žmonių, kurie dirba su kongresu. 20, aš turiu vieną ir tai Seimą. Lygiai taip pat žydų Izraelio lobis yra, ir dabar Taivanas yra pirmas, nes jis biškai sumažėjo Izraelis dėl tų visų karų, bet yra antras pagal jėgą. Jeigu mes pradėsime žaisti į Palestinos vėliavom, ką mėgsta raudonieji visokie premjerų patarėjai ir kiti, kurie po to peršokant Amerikos vėliavų, reiškia, tai, atsiprašau, bet mes nusipjausim dar vieną šaką, ant kurios sėdime. Tai ką aš sakau, esam maži, jeigu norim Ameriką išlaikyti, visas kūnas turi įsitempti, nes realiai, tai apibendrinsiu, 2 ministerijos, Kamas ir Urmas, ir, sakyčiau, viena partija, šita partija. Vienintelė partija, kuri dirba su Amerika. Viskas. Daugiau neturim nieko. Turime visą kūną įtraukti ir dar visą šitą regioną. Tada mes gal ir prilaikysim Ameriką taip, kad atmuš bet kokius priešus.